Kajo TT 125-2. Ką reiškia -2? 1, 2, 3. Reiškia, buvo ir trečias, ir antras, ir ketvirtas, ir visi jie kažkada parduoti, čia dabar yra antras likęs. Taip? Ne, čia yra 102-3 kubikai. Tai visą laimę išsiaiškinom. Žiūrėk, kokių metų gamyba? Tokie seni šitie. Taip, 99 metų. Bet atrodo moderniai labai. Šakė, ką mes sakom apie šakę dažniausiai apversta, ne? Realiai kitokių nebijo, tik tokia. Bet elementari šakė, Kajo šiaip neblogai jas daro, bet paspaudžiam. Minkšta, tvarkinga šakė. Kažko labai stebuklinga nei ten būna, nei kad ten labai reikalinga, nes tokiam krosiniui, va tiek. Ką turim toliau? Stabdžių diską, nemažą. Keista, jeigu nebūtų. Hidraulinius stabdžius, irgi lygiai taip pat standartiškai kaip pas visus. Pasuskyšiu būn? Hidraulika? Ne, orų ten spaudžias viskas. Starteris, išjungėjas, ateik parodys. Va. Čia taip gerai prisuktas, galit nusistatyti, kur norit. Va, starterį irgi taip pat. Nepatogu, pavyzdžiui, va šitaip pasikeičia. Čia dabar tokia technologija? Taip, būtent. Čia yra, kad patogu būtų. Jeigu norit, galit šitą nusimti irgi. Taip. 4 litrų jaučiu bakas. Jaučiu, nes neaišku tikrai. Nu vis tiek, apie 4 yra. Nors čia žiūrėk, iš karto prasidėt baks, jaučiu mažiuks visai. Imitacinis? Taip. Kaip minėjau, elektrinis starteris ir kas čia yra svarbiausia turbūt, ir aš aišku prieš tai nepasižiūrėjau, bet aš taip nujaučiu, kad čia yra karbiuratorius. Wow! Tai gavau kaip purškims. Akiliausiai tikrai pastebės, kad čia nei purškims. Taip, tai čia yra karbiuratorius visgi, aš gavau kaip purškiminis. Tikrai ne? Apgavo? Apgavo. Karbiuratorinis modelis, čia žiūri ir kurai pilta, reikia užkurti jį. Čia palauk, šitaip statyti reikia. Ne, tai čia off. Na, buvo on, noriu pasakyti. Buvo rezerv. Ai, va čia yra on. Jo. Mes su juo ginčiamės, kaip tą kraną reikia statyti, o aš ginčiuos tik toje, kad tikrai nesuprantu. Taip, žvaigždė galinė, mažikė. Žvaigždė! Likimo tau. Taip, čia yra 428 grandinė spėjų, kaip tokiam pats tas. O, didelis amortizatorius. Čia vienas iš privalumų, mes taip sakom. Kokia eiga? Grubiai didelė irgi. Labai didelė eiga. Dusliarka. Jau čia sportinė, ne visai paprasta, čia jau sportinė. Silenceris. Silenceris. Kas to? Silent. Slopintuvas. Ką tu žvengi, nežinai? Nėra čia slopintuvas. Čia yra slopintuvas. Silenceris. Ne, dedas va čia į vidų tokie būn specialūs. Bet čia yra silenceris. Gerai, užkurk silencerį. Na, reikia mokėda. Prie plus 30 reikia išgyventi. Bet jau silenceris. Aha, labai tyliai dirb. Tik gazą duosi, tai eis. Čia yra silenceris. Ir vakar girdžiu. Žiūrėk kaip tyliai. Šiaip DB killeris vadina. DB killeris? Gal, nežinau, vėl prisišnekėsiu. Tai jau man aiškinai apie vairo stiprintuvus. Taip, hidrauliniai stabdžiai, kojinis stabdis, varikliukas 125, balankė šiaip tikrai didelė, tai tikros galios 125, aš manau, tai yra irgi svarbu paminėti. Tai žinai, kas? Kai vaikui duot pagazuoti. Greičiausiai čia yra antra versija. Čia ir yra antra versija, negreičiausiai. Taip. Tai ką mes turim šiaip standartiškai? 14-17 ratais, hidrauliniai stabdžiai, kaip ir visada ir visur. Kojinis stabdis irgi lygiai. Kiek čia bėgių? Čia yra 4 bėgiai, tik tais dabar aš noriu išsiaiškinti, kaip tu sakai. Irgi taip pat nuo 0, 0, 1, 2, 3, nėra nulinio tarp pirmo ir antro. Tai čia aš skaityčiau irgi labai patogu. Ar jaunuoliam mokytis, ar šiaip netgi pačiam važiuoti. Ar senimui, kur jau nebeišmoks. Ar senimui, kur mano ūgiai yra. Tai irgi yra gan patogu. 125 kubikų variklis, galit pagal pačią galvą matyti, kad tikrai tas galios ir yra tiek. Kajo variklis
arba bent jau kajo dangtelis, tai tikrai. Tai galinė šakė. Galinė šakė. Tvarkinga, išlenkta, gerai suvirinta. Stabdžių, diskai, hidraulika, amortizacija. Beje, amortizacija tikrai smagi ir labai minkšta, net pastangų daug nereikia. Tai sugersim visus smūgius, ne? 428 grandinė, jeigu gerai matau iš akies, bet jeigu ne 428, nei čia jums kažką tai keis. Bet liktais tokį. Kaip sakiau, 14. Elektrinis starteris, nes su kojiniu aš, tikrai žinokit, yra ką veikti. Jeigu aišku, jūs labai ten mokat, jums ten patogu, valio, bet dabar, pavyzdžiui, yra 32 laipsniai, nei ten kas su to koja nori mojuoti, nei ką. Yra starteriukas, brikšt, užsikūrė ir užgesinot. O, matėt? Paspaudžiu. Turim starterį, kojinį, turim starterį atsargą, jeigu reikia. 4 litrų, greičiausiai 4, bet pagal aš iš akies pasakiau, 4 litrų benzino baką. Krosiniai dažniausiai ima labai mažą kiekį kuro, tai apie 2 litrus ant 100 kg, 2,5-2 litrų, žiūrint kaip dugnus varysit. Aš teisingai žinau, aš viską žinau. Kur čia tos faktus gali paskaityti? Tuos faktus gali paskaityti ChatGPT. Jeigu ten jie neteisingai sakys, tai jūs perklauskit. Sakys, atsiprašau, jūs visgi teisus. Taip. Taigi šitą kajo arba kitus kajo jūs galite rasti kur? Ogi taip, tik Mankius LT. Jeigu visur kitur mato, ten yra kopijos netikros, nes čia yra Mankiaus lipdukas ant raktų, reiškia, čia yra tikras kajo. Kaunas, Klaipėda, Vilnius, visa Lietuva.